Treneri, sveikinam su pergalė ir visos rungtynės vyko taip, kaip jūs tikėjotės, laukėt ir planavot. Ar pasakysit kažką įdomaus? Ne, įdomaus tikrai nepasakysiu. Džiugu, kad šį kartą rimtai pasižiūrėjom nuo pirmų minučių. Aišku, tų bangavimų šiokių tokių buvo, ypač ketvirtam kėliny, kai labiau rolinės žaidėjos ėjo žaist. Kas po dviejų kėlinių aš jums buvau pasakęs, kad kai išleidžiu tas mažiau žaidžiantis žaidėjas, jūs negalite tempti komandos lygį žemyn. Jūs kaip tik turite arba išlaikyti, arba dar daugiau bent ne iš taktinės pusės, bet iš energijos pusės daugiau pridėti. Tai to reikia geriau, o šiaip esu plius minus patenkintas rungtynėm. Rūta, what was good and what was bad today? The bad thing, I think, was our mistakes. Like, we had a lot of them, I think, and there were passes we didn't need to make. The good thing was that from the beginning of the game, we tried to push them our game. We didn't try to run with them and shoot fast if we're not open or something. So I think comparing to the previous game, this game was way better than that. Treneri, kokios pralaimėjimo priežastys? Aš manau, gal pagrindinis dalykas tai, kad nespėjom pilnai atsigauti po praeitų rungtynių ir manau, tai gal šiek tiek lėmė viena iš priežasčių. Antra priežastis, aš manau, tai, kad vis tiek priešininkai žaidė savo salėje, jos buvo šiandieną motyvuotos, plus kadangi buvo sunkios rungtynės išvyko iš Šiauliuose. Ir plus prie jų šiandieną prisidėjo puikiai žaidusi Marina Solopova. Tai tikrai buvo didelis pliusas tiek gynybai, tiek pasais, tiek sumanumu, tiek visko. Tai manau, kada yra tokios sunkios rungtynės, tai visų pirma reikia pradėti nuo savęs. Tai reikia daugiau fiziškumo, daugiau kovos, daugiau kovingumo. Nes jeigu stebėjot rungtynės, tai matėt, kad baigdavom kėlinį, net neturim 4 asmeninių pražangų, kur leidžiam lengvas situacijas susimest taškus 2 su bauda ten ar lengvai prasileidžiam. Tai visų pirma reikia susitvarkyti su savim, o po to jau žiūrėti, ką duoda priešininkas. O ar iš visų savo komandos žaidėjų sulaukėte to indėlio, kurio ir tikitės? Iš tikrųjų negaliu skųstis, žaidėjos stengiasi įsiklausyti, daro tai, ką aš sakau, ne viskas galbūt pavyksta, bet tai yra, kaip sakant, darbas, procesas ir viskas stengiamės padaryti, įgyvendinti ir tikrai reikia pasidžiaugti, nes žaidėjos tikrai stengiasi. Galbūt ne viską supranta, nes yra kai kurios užsienietės, galbūt kai kuriom jaudulys ar nestokoja patirties, dar pakiša tą koją išpildyti tai, ką aš prašau, bet jos tikrai stengiasi ir daro, ką gali maks. What are the reasons for this defeat? I'm not really sure. Honestly, I came into the game like just thinking every time we played them 3 times now. We've gotten better and better, closer to beating them. So I thought today was the day. Shots weren't going our way. We had a couple like lapses on defense that they were just scoring, and I don't know, it wasn't our day, I guess. It was a tough loss for sure, and it wasn't easy when we think that, you know, we're right there, and then it's a game like this that kind of just brings us back down. But we'll bounce back. We got another game coming up soon, so. You lose, but what was good for you, for your team? I think it's good we didn't give up. I mean, we made a little bit of a push in the second half. I think we cut it to like 11 or 9, and we were getting back to it, and then they just hit a couple shots that are just like daggers at the end of the day that you wish you could get back. But they've got a, 1 through 10 or 12 can play, and they like to cycle them in, so it's kind of hard to defend a team like that. So yeah, but I was proud of our team, how we fought in the second half. So.